Bičkauskas, Nacionalinis muziejus, inžinierius geologas. Kitaip dar vadina kalno nykštuku mane, nes dažnai mato vaikščioti. Noriu pasakyti, kad jeigu paimti tematiką, tai pajuokaujant, jeigu krepšinį Lietuvoje turim 3 milijonus ekspertų, tai yra kiekvienas gyventojas žino apie krepšinį, tai Gedimino kalno ekspertų yra 6 milijonai. Visi klausia, Lietuvoje tai gyventojų nėra. Sakau, ne tik Lietuvos gyventojai, bet visi lietuvių kilmės išeiviai ir kiti piliečiai pasaulio susiję su Lietuva. Nes visų širdis verkia matant, kaip serga mūsų žaizdotas kalnas. Ir muziejaus darbuotojai visą laiką sutikę sako, kaip mūsų ligoniukas gyvena, kokia jos sveikata. Aš dažnai sakau, santykinai stabilu, lengvai sloguoja, bet kartais būna peršalimas rimtas ir jis tada pasipurto ir mes turime eilinę nuošliaužą. Ir visi klausia, kada bus stabilu. Sakau, stabilu bus tada, kai kalnas bus sutvarkytas stacionariai. Ne laikinom priemonėm, o stacionariai ir tada bus galima kalbėti. Yra grupė žmonių, kurie nori atstatyti pilį, tai pasakiau, kad pirmą šlaitus sutvarkom, tada jau ateities kartos galvos kaip toliau. Nes pastatysi, apkrausi, šliauš dėl klimato, dėl lietaus, o apkaltins tave. Sakau, kalbok. Taigi, tematika. Vilniaus pilių kultūros rezervatas, tai yra visi piliakalniai Kalnų parke plus Gedimino kalnas. Jie apima visą teritoriją, bet kadangi Gedimino kalnas yra išskirtinis, tai yra mūsų širdis, mūsų didybė ir aš su juo dirbu, tai bus pagrindinė tema ir paskui biški truputį apie kitus piliakalnius. Kaip sakant, jeigu Gedimino kalną mes gydome chirurginiais būdais invaziniais, kad jis išgyventų, tai kiti piliakalniai yra tvarkami su pleistriukais, su vaistukais, lengvai, kaip sakant, miško aplinkoje. Turinys. Apie Gedimino kalną kaip tematika. Pirmas stabilumas, geologija, situacija, apsauga, tvarkymas. Tvarkymas pagrindiniam priemonėm ir laikinosiam, kadangi šiuo metu vyksta pietrytinio šlaito tvarkymas jau stacionariom priemonėm. Ir paskui kitų piliakalnių pavyzdžiai. Gerieji pavyzdžiai, kaip yra tvarkoma. Šlaitų stabilumą sprendžia 5 punktai, apie kiekvieną pasakosiu greičiau, kadangi reikia taupyti laiką, bet, kaip šnekėjo Ramojus, jeigu daromi inžineriniai, geologiniai, geotechniniai tyrimai, tai reikia visą šitą sąlygas aprašyti, įvertinti ir tada mes žinom tikrąją padėtį. Geomorfologija. Esmė yra tokia, kad kalno šlaitai yra statūs. Vidutiniškai 30-35 laipsniai, teko vieną vietą išmatuoti, kur buvo nuošliauža siekia 55 laipsnius. Tai čia yra stačiausia vieta, maždaug nuo 43 laipsnių be pagalbinių priemonių ant šlaito nepastovėsi. Slenki nuo savo svorio žemyn žolė. Problema yra piltinis gruntas. Yra, matot, supilta nuo 0,7 iki 7,4. Palei gynybinė siena yra 2-3 metrai, vidury kalno ant nelaidaus sluoksnio iki 1,5 m, papėdėje pradeda augti piltinis gruntas iki 5 metrų. Kur maksimalus, tai ten yra įėjimas į pietinį tunelį, ten yra daugiau pripilta. Geologinės sąlygos. Pas mus yra vidurinio pleistoceno Dainavos, Žemaitijos ir Medininkų apledėjimo sluoksniai, kurie yra apipilti piltinių gruntų ir kartu dar senovėje nuo tų šlaitų nuslinko natūraliai gravitacijos veikiamas deliuvinis sluoksnis. Tas deliuvinis sluoksnis yra silpnas ir technogeninis gruntas silpnas. Bet kalno viduryje yra Žemaitijos morena, tai yra sluoksniai, kurie yra labai stiprus ir viršutinis ypatingai stiprus, jis beveik kaip uoliena. Ir noriu parodyti, kad va čia per vidurį mato tokia ruda su geltono smėlio intarpu. Čia yra kalno stuburas. Jisai saugo žemiau esantį smėlį nuo išplovimo ir viršutinis sluoksnis irgi smėlio ant jo stovi. Aukščiau irgi yra morena, bet jinai turi akvalangus ir jeigu palyja lietus ar sniegas, vanduo visas skverbiasi ant to sluoksnio ir išbėga šaltiniais. Mes turime 2 šaltinius. Rytinį šaltinį šlaite
kuris teka visą laiką, kiek žmonės atsimena. Ir tai, manau, yra vienas iš svarbiausių dalykų, dėl ko ant šitos pilies buvo pilis ant šito kalno, kadangi turėjo geriamą vandens gynėjai. O vakarinę atradom 2018 metais, vykdydami kalno stiprinimus. Čia iš viršaus matosi tas pyragas sluoksniuotas ir išorinis rudas juosta, tai yra to Žemaitijos morenos sluoksnių išėjimas į paviršių. Jis yra perdengtas toj vietoj tik tai plytiniais gruntais. 19-20 metais daryti inžineriniai geologiniai tyrinėjimai, išgręžti gręžiniai, matot raudonom linijom iki kalno pado ir daryta pirmą kartą Lietuvoje su tam tikru kampu, kad neardyt šlaitų irgi gręžiniai. Ir matot vidury tas dvi rudas juostas, tai yra tas kalno stuburas, kuris ir laikosi ir kartu yra problema. Ant jo subėga vanduo, jis išbėga į šlaitą. Jeigu šlaitas yra įmirkęs plytinis gruntas, paduoda dar iš to bliūdo, iš tos lėkšties ir tampa pliurzė ir jis išliaužia žemyn. Iš viso kalne išskirti yra 8 sluoksniai pagal hidrogeologinės sąlygas, 3 yra ale vandenspariniai, 5 laidus. Tai vat Žemaitijos morena yra skaičių pažymėtų 7, yra ta viena iš vandensparinių. Čia yra mano seniau skaityto pranešimo, tai raudonos linijos rodiklės, tai yra, kur bėga visą laiką vanduo, o tos tuščiavidurės, tai kur bėgo, kai vyko nuošliaužos. Reiškia, bliūdas yra lėkštė negili ir kai daug vandens subėga, pakyla visas lygis ir per kitas vietas pradeda tas vanduo tekėti. Kur jis tekėjo, ten 17 metais ir buvo nušliaužusios nuošliaužos. Čia schema, kaip tas vanduo bėga ir kokie šaltiniai yra. Taip pat šaltiniai yra pastoviai matuojami ir viršutinė mėlyna tai yra rytinio šaltinio debitai, kubai per parą ir apačioje yra vakarinė. Kaip matot, vakarinis yra maždaug trečdaliu kūdesnis, kartais ir pusę kiekio tik pasiekia. Ir 17 metų lapkričio 14 matavimas buvo pats didžiausias. Per parą išbėgo 2,29 kubo. Kita, matot, piką 2,27, tai pamatavus laiko ašį, tai yra 4,5 metų tarpas. Tai vėliau pamatysit, kad tas laikotarpis 4-5 metai groja tam tikrų periodiškumu. Dar noriu pasakyti, kad rytiniam, jeigu kubas pasiekia 1,7 kubo, jau atsiranda grėsmė, kad bliūde vanduo pakilo ir jau reikia vertinti kitus faktorius, jau ramiai gyventi negalima, reikia stebėti atidžiau. Čia mūsų tas moreninis bliūdas, kaip matot, pagal storį, jisai mažai skiriasi, pakraščiuose šiek tiek yra raudonesnė, tai reiškia yra pakilę. Fizinės mechaninės savybės. Geologai nustatė apie 30 skirtingų sluoksnių pagal smėlingas, molingas, reiškia labai stiprus, kalno viduryje smėliai tankus, vidutinio tankumo, bet einant į pakraščius gruntai pradeda silpnėti, bet prie pat krašto kartu su piltais gruntais. Čia yra žemėlapis parodytas technogeno pilto grunto storis, kaip matot raudona spalva, tai čia yra ta vieta, kur yra įėjimas pietinio tunelio. O mėlynos spalvos mažesni storiai, žalios didesni storiai. Žalios tai čia 3-5 metrų ir daugiau. Dabar procesai, kurie mus jaudina ir kurie iššaukia tos visus tyrimus ir tvarkymus. Tai dažniausiai mes susidurėm su nuošliaužom ir jos vis kartas pasikartoja, kartais būna išgraužos įgriuvos, tai rečiau. Dabar vaizdai. Čia pirmoji mūsų šiaurės vakariniam šlaite įvyko 2016 metais, pavasarį, kovo mėnesį, nušliaužė dalis viršaus ir spalio mėnesį nušliaužė visa dalis ir dabar matot jau po spalio nušliaužimo persivertė per sieną atraminę ir dalį parapeto nugriovė. Šone matosi sutvarkymas, stacionarus sutvarkymas. Kitos nuošliaužos. Tai rodau, nekartosiu, matosi datos ir matosi kurios vietos. 22 metų. 22 metų vasarą. Čia buvo pirmoji nuošliauža, kuri nušliaužė ne pavasarį, ne rudenį, ne žiemą, kai nėra įšalo, o vasarą. Pirmoji nuošliauža po intensyvios liūties. Lyjo 36 valandas ištisai.
Kita nuošliauža paskutinė 24 metais. Lijo labai stipriai 17 valandų. Tai dabar turim tokį atskaitos empirinį skaičių. Jeigu 17 valandų 2-3 ir daugiau milimetrų per valandą, reikia kalną apeidinėti ir laukti nemalonumo. Tai nebūtina, kad bus, bet jų tikėtina. Susidarimo sąlygos. Pavasarį, rudenį, neįšalusią žiemą. Reiškia, pakyla pliūdė vanduo, kalbėjau, paviršinis gruntas apie metrą, pilnai prisotintas ir pasidaro labai sunkus ir tose vietose nėra jokių inžinerinių sutvirtinimų. Nei stacionarių, nei laikinų, nei tinklų, nes kartais to nedidelio tinklelio užtenka tą pusiausvyrą išlaikyti. Vasara. Tai tokiose vietose turi būti labai didelė liūtis ilgalaikė, labai status kampas. Po piltiniais gruntais bent dalis nuošliaužos kūno sudaro molingas gruntas, kuris įmirksta ir pasidaro slysmo paviršius. Ir taip pat nėra įtvirtinimų. Išgraužos. Nekomentuoju, tik tai rodo, kad egzistuoja ir tokie dalykai. Griuvos nedidelės, užpilam gruntais ir leidžiam filtruotis toliau vandenį. Šlaitų apsauga. Tai yra stebėjimai. Stebėjimai yra 6 tokie punktai ir tada pradedu nuo pirmo. Tai yra nuošliaužų stebėjimo sistema, yra 55 davikliai šlaituose ir ant pastatų, kurie rodo vektorius šlaito kryptim kaip slinkimas. Kadangi iki centimetro laikoma temperatūriniais svyravimais, jeigu kelias dienas slenka 2-3 centimetrus, gali jau eiti ieškoti plyšių. Mūro posvyriai. Jeigu svyrimai didesni, irgi tada galima tikėtis. Kai viena sistema suveikia, žiūrim, ar kitos sistemos suveikia. Tada tiksliau žinome, kad tikrai toje vietoje kažkas negerai. Jeigu viena suveikia, o kita ne, tai gali būti ir nebloga situacija. Sėdimai pastatų, kaip matote, Kunigaikščių rūmų kampas, ten yra pats pavojingiausias ir dabartiniu metu ten ir daroma stacionariniai tyrimai ir statyba. Požeminio vandens tyrimai elementariai bliūdas, laikas, matuojam kubatūrą. Paėmiau jūsų žiniai lapkričio vidurio datas ir matot rytinio ir vakarinio šaltinių kubatūrą. 229 viršui maksimalus, prieš 3 dienas 1,33. Reiškia, gyventi galima, dar palyginus nebloga situacija. Bet jį gali greit greitai. Drėgnometris. Tai rodo metro atstumu, koks yra santykinė drėgmė. Mes turime tos aukščiausius rodiklius ir žiūrime, ar pasiekia juos ar ne. Ant plyšių yra sudėtos markės, kai kurios jau senokai stovi, vienos rodo kažką, kitos nerodo, bet dažnai apsigauna, nes kai uždedi skėtinį, rodo džiūvimo plyšį. Tada išmatuoji ir nuo jo pradedi tolesnį matavimą. Tvarkymas. Stacionarus gabijonų įrengimas, rostverkai, kontraforsai. Laikinos skaldą užpilti žaizdą, uždėti konstrukcinius tinklus ir įrengti sausinamosius drenažinius kanalus, kad kuo greičiau vanduo nutekėtų iš pavojingos zonos. Čia yra iki 22 metų parodyta plotai, kur ar laikinos ar stacionarios priemonės paimtos. Taip sakant, mūsų Varkšos kalnas biškį aplotintas atrodo. Gabijonų įrengimas. Dešiniai matote pirmosius gabijonus, buvo įrenginėjami ir nuo jų pradėta lipti kalną, čia kažkur tai vidurys darbo, ir po to yra uždėta, reiškia, tinklai ir užvelienota ant dirbtinio dirvožemio įrengta laistymo sistema. Dabartiniu metu tas pats vyksta pietrytiniam šlaite, eina gabijonai ir bus ta pati situacija iki tako. Ir takas bus ant tų gabijonų. Aukščiau bus dedami matrasai, kad nekasti labai status šlaitas. Taip pat rostverkas, tai yra šukos įsmeigtos į šlaitą, tai yra poliai sujungti betoninę siją. Čia šiaurės vakariniam atstatoma sena suiręs rostverkas. Palei šitą sieną dabar daroma iš lauko pusės, tiksliau jau padarytas, naujas rostverkas pakištas dalinai po pamatu, kad laikytų sieną ir neleistų jai virsti. Kairėje pusėje matote betonuojama ir armatūros kiekis yra milžiniškas. Taip sakant, kad tikrai atlaikytų tas kampas. Pagrindinio tako irgi daromas rostverkas,
tokia betoninė sija ant polių ir dar yra ankeriais prisukama į šlaitą po 15 metrų, kad nebūtų nuversta ir nulaužta. Vienu žodžiu, darbai yra daromi labai kapitalūs ir jeigu ekspertai ateina, pamato, kad tie milijonai yra investuojami taip, kad kalnas stengtųsi daugiau nesirgti, kaip aš sakiau. Paskutinė nuotrauka daryta prieš 3 dienas, tai iš vidaus ta pati siena yra atremiama vadinamais kontraforsais, tai yra siena yra L raidės, iš vidaus ant tos L raidės pripila gruntą ir jis laiko tą sieną, tai dabar yra polius ir jis apglėbia tą L raidę kabliu ir neleidžia judėti visas pusės. Iš vienos pusės rostverkas, iš kitos pusės kontraforsas. Manau, kad siena laikys. Laikino žaizdos. Taigi užpilam skalda, kad nesiplėstų ir neeitų irimas į viršų. Čia prie šaltinėlio. Šita labiausiai buvo išgąsdinusi po 16 metų, 17 metų, lapkričio 2 dieną. Kai šneka apie medžius, sakau, medžiai be lapų, jau jie ruošiasi miegoti. Pavasarį jie daug vandens ištraukia, bet rudenį jau yra neveiklūs. Toliau, skaldos užpylimas ir kitose vietose buvo naudotas. Mato, ten dolomitinė skalda, tai jinai nelabai tinka, geriau granitinė, sukibimas geresnis. Ir kartais uždedam tinklą, kur labai statu, kad nenubirėtų ta skalda, kad jinai laikytųsi. Taip pat konstrukciniai tinklai, sukalti vamzdžiai, ant jų užmautas tankus tinklas, geležinis su 10 cm akim, perpintas plasmasė, per ją perauga žolė. Ir pradžioje mes dėjom juodą tinklą, dabar dedam žalią arba rudą ir porą metų ir to tinklo praktiškai nesimato. Vizualinė tarša yra eliminuojama. Drenažiniai tinklai. Va čia ukrainiečiai kaip skruzdėliukai rankomis kelia skaldą, kad padaryti drenažą, užpilti, kad kuo greičiau, vadinamą glutę. Tai čia mes stengiamės kuo greičiau likviduoti plyšį, bet vėliau buvo pereita į 6 tokius vertikalius drenažus, kuriais nueitų vanduo ir skersinis drenažas. Raudona rodyklė parodyta, kur išbėga vakarinis šaltinis. Jis paskui nukanalizuojamas. Ir rytiniam šaltiniai irgi 3 tokie drenažiniai loviai, kanalai yra padaryti. Kiti piliakalniai Kalnų parke, tai trumpai, reiškia, geologija yra ta pati, nes vieno laikmečio jie medininkų ledynmečio palikti, kokie vietos ir kaip buvo tvarkyta. Porą metų yra tvarkyta, šiandieną jau ir buvo užsiminta apie tai. Tai nuo aikštelės bėga vanduo, plauna griovą ir kartu Vilnelė potvynio metu su ledonežiu graužia šlaitą. Reikalingos priemonės. Yra fiksuota nuošliauža, bet kadangi ji nekenkia niekam nei viršuje, nei apačioje jokio tako, tai aš siūliau, kad reikia palikti jam kaip natūralų paveldą. Jisai tą nuošliaužą ne tik į upelį, Vilnelės nepabėgs ir nepatvenka. Žmonės, jie trypia takus ir po to tose vietose išgraužos ir formuojasi griovos. Kairiai pusėje yra tvora, Niderlando pasados sutrukdė, takelis nunyko, tai aukščiau praminė kitą. Kokios dar priemonės? Trupintas betonas daro takus, tai pasidaro labai kietas takas ir paviršinė nuoplova neįveikia jo ir patogu yra vaikščioti. Čia statybininkai priima tokius sprendimus. Taip pat visur yra graži vizualizacija visokių įvykių geologinių ir čia yra didžioji griova, stovi žmogus, griovoje pastoviai būdavo vandens perteklius, ypač pavasarį, tai po taku yra įrengtas dirbtinis drenažas, šone matosi vamzdis, išmeta vandenį į upelį. Taip pat takuose daromi traversai, tai tiesiog rąstai padedami, kad griovoje bėgantis vanduo stabilizuotųsi ir neįgautų greičio ir neplautų. Paprasta priemonė. Šičia, kur apvedžiau su ratu, buvo griova ir vanduo nuo kalno bėgdavo ir toliau plaudavo. Tai supylė gruntą ir padarė nedidelį kalniuką. Ir vanduo teka toliau taku, keliu ir jis yra asfaltuotas ir daugiau nebekenkiantas. Kur žmonės daro tas griovas, tai dabar tokius kuolus sukalė, bet žinokit, ne visai padeda, nes žmonės tarp tų kuolų praeina ir toliau mindo. Yra toks variantas, reikėtų dar biškį šakų pabarstyti, kad nepraeitų. Pranešimo išvados, reiškia, reikalinga turėti geologinę sandarą, reiškia tyrimai. Vat gerasis pavyzdys Kernavė.
Ramojos pranešimas. Toliau geologinių sąlygų žinojimas, tvarkymo darbus kaštai sumažėja. Ir kitas dalykas, visi tyrimai, kurie padaryti, apie juos reikia visą laiką informuoti visuomenę ir tada visuomenė rems, kaip sakant, ir pritars tiem tyrimam. Dabar trumpai meteorologiniai duomenys. Noriu pasakyti, kad yra toksai 20, nepilnai tarpas, ciklas, 18-19 metų, kada lyja daugiau, bet ir garavimas būna. Bet jeigu pasižiūrėti upių nuotekas Lietuvos mastu, tai čia turime minty visą regioną, tai matosi tokie pikai. Reiškia, vanduo upėse teka, tai reiškia staigių liūčių metu šaltiniai upeliais į upę ir per gruntą, reiškia, išteka. Tai tie, kur liūtiniai, tai jie formuoja griovas, tie, kur per gruntą, formuoja nuošliaužas. Tai 17 metais buvo nuošliaužos, prieš tai buvo 98 ir 80. Pridėjus 18 metų prie 17, tai visus dabar gazdinu ir sakau, kad 35-37 metais tikėtinas labai lietingas sezonas ir visus skatinu Gedimino kalno šlaitus sutvarkyti iki to laiko. Kas padaryta su geologija, demonstruojama pas mus portalė ir jūsų, kaip sakant, žiūrovų nuomonė, norėjau parodyti, kaip yra portalas ir pamačiau, kad priejo angliakalbiai, įsijungė portalą ir matot, kad žiūri geologinius sluoksnius. Reiškia įdomu žmonėm. Ir paskui ten tunelius atsivertė ir ačiū uždėmesį.